Labą vakarą, šiandien kalbėsim ne tik tai apie aktyvumą, bet taip pat ir apie būtinybę pailsėti, atsistatyti, atgauti jėgas ir kaip turėti tą auksinį balansą tarp judesio ir poilsio, kad nebūtų pernelyg nueita į pasyvumą arba pernelyg nueita į pernelyg didelį aktyvumą. Kolegė, kineziterapeutė Sima, labas. Labas, Edita. Aš Malonu manau, labai, kad pakvietei. Iš tikrųjų labai gera tema, nes daugelis iš mūsų esame kartais linkę būti šiek tiek per dideliais perfekcionistais. Arba į vieną pusę, arba į kitą pusę. jo, nes irgi, žinai, man atrodo, kas mūsų klausysis, tai visi bus patyrę tą vieną ir kitą pusę, kada pernelyg norime viską nuveikti. Vat, aš ir sportuosiu, ir mitybą žiūrėsiu, ir darysiu praktikas, ir būsiu ten kažkas tai gera mama, gera žmona, gera dukra ir taip toliau. Ir kažkurio metu pradeda jausti išsekimą, pervargimą, nes pernelyg nori viską suspėti. Ir man atrodo labai būtina pakalbėti apie tą, vat, iš mano pusės čia pavadinčiau yin ir yang balansų, tas aktyvumas, pasyvumas, kad mes turėtumėm tą tokį subalansuotą gyvenimą, jog ne tik tai aktyviai, bet taip pat skiriame atitinkamai poilsiui laiko, atsistatymui ir kalbam ne tik tai apie tą tokį, kur, scrollini 4 valandas kažkur socialiniuose tinkluose ir atseit ilsiesi, nors protas labai aktyviai vis tuo metu dirba, bet apie kitus mūsų pačių ir stebint kitas moteris receptus, kaip rasti tą balansą tarp veiklų ir poilsio ir kas tai galėtų būti. Tai gal tu dabar pasidalink pirmiau iš savo įžvalgų. Taip, tai aš turbūt iš tikrųjų pirmiausia tai pasakysiu statistiką, kuri yra baisi ir live transliacija būtinai atvyksta deliveris. Tai labai atsiprašau, gal kažkas paspaus, jei ne, tai turiu bėgti. Edita, užimk eterį. Čia live transliacija, reikia priimti kaip yra, kad sako, thank you. Taip, tai aš manau, kad tas mūsų balansas, tu labai greitai grįžti. Man padėjo mano kaimynas. Tai žodžiu, kokia statistika? Baisi statistika ir skaičiai nuo COVID laikų vis auga aukštyn. Tai, sakykime, padaryti tyrimai yra pasauliniu mastu, tai žmonės perdegimo sindromą įvardino turintys. Aš manau, kad apie 80% žmonių turi. Ir kas labai man buvo įdomu, paklausti buvo vyrai ir moterys, ar ne, tai vyrai turėjo mažesnę galimybę perdegti, bet moterys įvardino, kad jos, tarkim, skiriasi kokiais 10%, ar ne? Tai vyrai mažiau linkę perdegti, moterys daugiau linkę perdegti. Kodėl? Todėl, kad, moteris visada jinai tokia daugiau atsakinga ne vien tik tai darbinėje pozicijoje, bet tuo pačiu ir šeimoje, ar ne, tą palaikyti balansą. O kaip palaikysi balansą, jeigu esi perdegusi? Tai aš pati esu buvusi lygiai tokioj pačioj situacijoje, kada labai buvau pasinėrusi į darbus, labai daug dirbau, įsivaizdavau, kad čia visur turi būti ideali, ir verslininkė, ir namuose puikiai šeimininkė, kol perdegiau ir tada jau supratau, kad arba aš guluosi į ligoninę, arba aš kažką dėl savęs pradedu daryti. Tai va tas toks atradimas, tos, sakykime, besąlyginės meilės savo, aš taip vadinu balansą, ar ne? Kada yra besąlyginė meilė, tai tu atleidi savo, kad tu kažką nepadarėjai, bet tuo pačiu save pagiri, kad padarėjai. Ir taip, kad palaikai tą balansą. Tai iš tiesų, Edita, tikrai labai aktuali šiandien tema ir aktuali ir mums turbūt abiems, ir visiems, kas klausosi. Parašykit, jeigu komentaruose ar ne dabar grupėje kažkur, ar esate patyrę šitą, kada visiškai atrodo, ypatingai moterys, taip? Pasidalinkit savo mintimis. Manau, kad visi esam perėję kažkokius etapus, kada buvo universitetai, egzaminų sesijos ir aš atsimenu ir bakalauro studijų pabaigą, kada ten buvo išankstinė sesija, tai buvo kelionė
į praktiką į Vokietiją 3 mėnesiams ir viskas buvo susidėję į krūvą ir tikrai jaučiau tokį stresą. Paskui, kai buvo pirmasis magistras ir aš paraleliai dirbau, vėlgi tie tokie sudėti terminai turi suspėti ir tokį jaučiau didelį spaudimą, nuovargį. Kai antrą magistrą prieš porą metų baigiau papildomosios alternatyviosios medicinos, aš jau tikrai derindama su praktikomis flow ir atrodė viskas fainai, bet vis tiek kažkokie tai dalykai, kaip pavyzdžiui per magistrinio gynimą kažkoks tai nelabai malonus pokalbiai su kai kuriais dėstytojais, tai tada vėl jie išmuša šiek tiek iš vėžių ir tokį jauti emocinį išsekimą, nors fiziškai tu kažko tai ypatingo nedarei. Tai aš manau, kad dažnu atveju tai būna susiję su intensyviu darbu, galbūt tai darbe kažkokie tai projektų įgyvendinimai ir panašiai, kur didžiulis spaudimas iš išorės, didžiulės atsakomybės ir tada, kada jau mes įveikiam, tada ateina toks totalus relaksas, nes pavyzdžiui, aš po paskutinio magistrinio iš pradžių mintis protas sakė, jo, varyk toliau, tu kažkur kitur dar mokytis, nes man patinka iš tikrųjų labai mokytis. Bet po 2 metų tik tai dabar aš priėjau prie to, kad taip, aš dabar jau mokysiuos toliau ir aš žinau, kur aš toliau stosiu, bet aš turėjau išlaukti visą tą periodą, nes aš klausiausi savęs. Man to reikėjo išbūti be jokių tokių, kad tai čia reikia, nes čia bus lengviau atseit. Ne, kaip tik pertraukos yra labai naudingas dalykas atsigauti. Ir ne veltui žmonės atostogas turi menyje, kad jeigu dirbi, tai mėnesį turi atostogauti, aišku, kažkas tai gauna ten po savaitėlę, tik tai ne apie tai, bet apskritai, kad tas poilsis jis yra būtinas ir ypač išėjimas iš tų savo kasdienės rutinos rėmų. Nes jeigu atseit poilsis ir jūs esat vėl tam pačiam kambarį, su tom pačioms ten socialiniam medijom, namų ruoša ir taip toliau, ir atrodo, tu nepailsi, nes sukiesi vėl tam pačiam ratuke, kuriame buvai prieš tai. O kai pakeičiam aplinką, man labai labai gerai suveikia ir pavyzdžiui, tas paskutinis magistrinis, kai buvo, aš sąmoningai iš karto išvažiavau į Nidą, tai buvo gal 5 dienom, toks greitas buvo per porą dienų atsistatymas, žinai, wow. Taip, daro stebuklus iš tikrųjų, tokie greiti persikrovimai. Ir iš tikrųjų čia, sakykime, tas perdegimas, jisai su kuo susijęs? Jisai greičiausiai susijęs su to, kad didžiausias yra vidinis mūsų baudėjas, kuris mums sako, tik nestabdyk, nebandyk ilsėtis, ne dabar, negali, moterim šeimoje negali ilsėtis, nes tavo vaikai ten, vyras dar neapžiūrėti, nepavalgę ir taip toliau. Ir tas vidinis kritikas, jisai visada mus valgo, ar ne? Ir nuo jo pabėgti gali tik pakeitus aplinką, kaip tu sakai. Nes kai tu pakeiti aplinką, vidiniai kritikui nėra to maitinimo, ar ne? Nes kai tu matai vaikus, kai tu matai savo antrąją pusę, tai tau iš karto, kaip tu dabar čia štaip, kai tu matai savo darbe, kažkas vyksta, kolegas, šitas dirba, reikia ir man dirbti, ne? Kai tu mokaisi, tu pasakoji, mes visi mokomės, mano kolegos mokosi, aš irgi turiu. Ir vidinis kritikas valgo mus, kol suvalgo iki tiek, kad mes išsenkame. Tada mums reikia pabėgimų. Bet imti jam pasakyti, viskas, užsičiaup ir aš dabar priimu rimtą atsakingą sprendimą. Čia yra taip labai sunku, nes žmogus turi būti pirmiausia galintis būti atsakingas už save ir priimti sprendimą, kad aš dabar sau leidžiu galbūt net viena išvykti kažkur. Nebūtinai visą šeimą susiėmus, ten vaikus susikrovus į mašiną, kur tikrai nepailsės. Man mamos sakė, aš su jom kalbu dažnai, tikrai jos nepailsi, kai tas vaikus vyras susideda į mašiną, nepailsi vienai. Stop arba su drauge, arba visiškai su svetimais žmonėmis. Yra nuostabus poilsis, žinot, kodėl jūs bijot jų, ne? Tai yra išėjimas iš komforto zonos. Bet kai jūsų smegenys tai visiškai persikrauna, nes jūs bendraujate visai kitomis temomis. Absoliučiai esat kitoje aplinkoje. Jeigu išvykot į stovyklą, ar ne, jūs susipažįstat su naujais žmonėmis. Kita energija, kita vibracija, viskas keičiasi, tuo pačiu jūs persikraunat ir pasikeičiat. Gal ir būna fizinis nuovargis, ar ne? Nes būna praktikos, tarkime, stovyklose, ar ne, tokiose kelionėse kažkokiose, būna praktikos.
praktikos kitokios, reikia bendrauti kitaip, reikia kažką dėl savęs padaryti, o dar reikia į save pasigilinti. Oho, bet po to atrodo grįžta žmonės ir kaip persimainę. Nes vidinis kritikas buvo užčiauptas, kažkoks perfekcionizmas buvo nustumtas į šalį, nes reikėjo kažkur su kažko bendrauti, kitur būti, patirti, gal biškai nepatogiai pabūti, nes kartais reikia kambarių pasidalinti, su kažko. Iš kitos pusės tai taip smagu, nes grįžtam tai kitokios. Ar sutinki su manimi? Visiškai sutinku ir tame tarpe norėjau tokį priminimą duoti, kad ir tuo pavyzdžiu, ką aš minėjau, ar ne, kažkoks, jeigu įtemptas laikotarpis, pasiplanuoti arba netikėtai priimti sprendimą iš karto kažkokiam poilsio laikotarpiui. Nes jeigu mes sakom, kad ne, aš būsiu stipri, aš nepripažinsiu, kad aš pavargusiu, kaip čia aš pati užsiimu meditacijom praktikom ir galiu pripažinti, kad tai buvo man sunkias kelios savaitės ir kad aš jaučiausi pavargus. Bet aš nelaukiu, kad nueičiau į kažkokį fizinį, emocinį išsekimą. Pagaunu, kad jau atsiranda užuomazgos, kad viskas, atsiranda nuovargis. Stop, visi darbai gali palaukti, aš einu į poilsį. Jeigu ten, pavyzdžiui, aš atidirbu savaitgalį ar festivalyje, ar vesdama stovyklą, pirmadienį, antradienį, manęs nėra praktiškai, nei istorijose, galiu ten siuntų neišsiųsti, laiškų neatrašyti, nes tai yra mano laikas. Kai aš anksčiau darydavau, kad ne, aš visada viską privalau operatyviai atrašyti, visas žinutes, visus laiškus, tai aš tiesiog išeikvodavau pernelyg save. Bet kada aš pradėjau stop, aš turiu skirti laiko savo atsistatymui ir tie darbai, kurie gali palaukti, jie gali palaukti. Tai aš manau, kad pakeisti net tą požiūrį padeda labai, nenueiti į tas tokias sunkias ribas, kur jau ten reikia maždaug, kaip tu sakei, ligoninės, kažkokios tai ekstra pagalbos, kad kažkaip tai jau grįžti save, nes jau yra prieita riba. Tai geriau, tik užuomazgos to paribio prasideda, viskas, stop. Aš leidžiu savo išbūti ir tu labai taikliai pasakei, išbūti labai dažnai arba vienam, arba kažkokioj kitokioj aplinkoj, tai gali būti stovykla, o jeigu tai negali žmogus sau leisti kažkur toli išvažiuoti, žinai, yra vaikai ir taip toliau, kad ir pusdieniui, gali būti baltas melas, pasakyti, kad susitinkat su draugė. Ir jūs iš tikrųjų nesusitinkat su draugė, bet jūs išvažiuojat pusdieniui pabūti prie ežero. Pačiai vienai pabūti. Gal jūs ten sėdat į mašiną, porą šimtų kilometrų nuvažiavot prie jūros, pabuvot vieną gerą pusdienį, grįžot. Jeigu jūs pasakysit šeimai, gal jie įsižeis, kaip čia be mūsų važiavai ir taip toliau, gali būti baltas melas pasakyti, kad visą dieną buvot kažkur tai ten kitur, kur jau jie toleruos tie jūsų artimieji, bet pabūti sau ir pamatysit, kaip gerai vyksta atsistatymas. Tai tikrai taip. Ir labai gerai, Edita, aš su tavim sutinku, reikia planuoti savo atostogas ir savo laisvą laiką. Tu puikiai įvardinai moters planavimą savo laikos. Ar ne? Tu turi, atidirbau, bet po atidirbau yra laikas atsistatymui. Projektas didžiulis, bet yra projekto vidury poilsis ir gal projekto gale laikas atsistatymui. Taip, tai čia yra iš tikrųjų planas. Ir realiai, kuo toliau, tuo labiau. Ne taip, kad kaip bus, po to pailsėsiu. Ne, turi susiplanuoti ir turi tiksliai žinoti, kad taip, po šito projekto, po šito sunkaus momento, aš atsistatysiu ir ilsėsiuosi. Ir tikrai kiekviena gali. Ir kartais ir be to balto melo mes galim apsieiti, nes tiesiog mes turim išmokti savo artimiesiems draugams ir aplinkai brėžti ribas. Jeigu mes nenubrėžiam ribų, tai ta aplinka visada mus ir spaudžia. Bet jeigu tu pasakai savo vyrui, kad šiandien aš pusdienį išvažiuoju, tu prižiūri vaikus, ir vyras sako ne, tai reiškia, tu jam nepasakai, kad tu turi ribas, ar ne? Bet jeigu tu pasakai ir jisai sako, jo, okei, atsistatyk, nes ir man kartais reikia su draugais į žvejybą išvyksiu ar kažką, susidėliokit savo ribas.
Jeigu jūs tylit ir visada sakot, jo, gerai, tu čia važiuok, ilsėkis, žvejok, ten krepšinį žaisko, o aš tai pabūsiu su vaikais, visada būnu, tai ir pabūsiu. Nu tai žinoma, kad taip ir bus. Jeigu jūs nenubrėšit ribų, tada nepradėsit planuoti savo laisvalaikio ir neužtildysit savo baudėjos, arba tai kartais būna ne baudėjas, o egoistas. Čia dar irgi labai įdomu, kad kartais mes tokios egoistės ir įsivaizduojam, kad jau čia be mūsų tai pasaulis visas sugrius, mat ego toks aukštas, mūsų šeimas sugrius. Ne, nesugrius, žinokit, nesugrius be jūsų, bet jūs, kai grįšit po poilsio ir atsistatymo, jie tikrai bus laimingesni ir jūsų aplinka, ir jums geriau seksis projektus įvykdyti, darbus, jūsų šeima džiaugsis jumis pailsėjusi. Taip, apskritai jūs patikite, jei jūs vieniša dabar, ar ne? Tai jūs grįšit su tokiom idėjom, aš viena keliavusi daug kartų, jūs grįšit su tokiu įkvėpimu, kad jūs spinduliuosit tą laimę, laisvę, gal ir tą antrą pusę atsiras. Tai čia tiesiog tas atsidarimas galimybėms, ne? Ir planas. Jo, čia, žinai, galim planuoti, galim eiti per pajautimą. Tai, ką tu įvardinai, kada su artimiausiais šeimos nariais sąmoningai komunikuojama, jog tai yra mano laikos poilsiui, čia yra idealu. Bet aš iš tos praktinės pusės tiesiog ką matau, kad būna, žinai, ne, aš negaliu skirti laiko savo, ne, aš negaliu laiko skirti ten praktikoms, meditacijoms ar ten dubens dugno pratimams. Ką aš vyrui pasakysiu, jisai mane išjuoks, kad aš einu daryti ten pratimus, pavyzdžiui, su nevirta kiaušiniu. Tai aš jam tada sakau, baltas melas, sakyk, kad tu eini medituoti ir kad tiesiog tavęs netrukdytų. Tau nebūtina detaliai papasakot, ką tu ten darysi ir kaip tu darysi kitam žmogui, kuris galbūt ne visai supranta, kodėl tu tą darai ir kam tau tai reikalinga. Tai čia tik iš tos pusės. Aš nesakau, kad tapt kažkokia tai apsimelavėlė, kuri nuolat visus mausto ir nesako, ką jin iš tikrųjų daro. Čia ne apie tai. Aš apie tai daugiau, kad, kai yra žmogus tokiam užsiblokavusiam protė, kad ne, aš negaliu ir užsiciklinimas toksai. Ką man pasakys, žinai, artimieji, kodėl čia ir taip toliau. Ir būna, pavyzdžiui, aš organizuoju, žinai, ne tik tai tavo meilės praktikų stovyklas, bet ir sąmoningo badavimo. Ir čia tas dalykas, kur irgi būna žmonės labai nesulaukia to palaikymo iš artimųjų. Arba tokio atvirkštinio kabutėse palaikymo, kur pradeda rašyti visą savaitgalį žinutes, kaip jie kepa kotletus, siūs šašlykų nuotraukas visą savaitgalį, žinodami, kad yra badavimo stovykloje. Specialiai elgiasi piktybiškai. Tai, tokiais atvejais tada sakau, tiesiog nesakyti arba sušvelninta kažkokia tai versija, kad, tiesiog į saviugdos stovyklą net nepasakot, kad tu planuoji badauti ir panašiai. Tai tiesiog, žinant savo aplinkos žmonės, ant kiek jie yra palaikantis, jie užaugs iki palaikančių. Galbūt jiems reikia biškį tokio pereinamojo periodo. Ir, neišsigąsti to, nes keisti mūsų kailiuką niekada nebūna lengva. Turiu omeny, kad tapti savo geresnę versiją, tai nebūna tas amžinai šypsausi, visada yra faina, visada gera, visada yra tie momentai, kada mums reikia paleisti savo užrakintas emocijas iš fizinio kūno, emocinės tiesiog išreikšti, ką aš jaučiu, išsakyti galų gale. Ir tai ne visada būna tie malonūs momentai, bet to nepraėjus, nebus to atsipalaidavimo. Ta prasme, čia kaip ir su fiziniu kūnu, supranti, kitą kartą, net ir ten sporto salėje su svoriu dirbant, aš pastebiu, kad kažkas tai tokio, žinai, pasileido ir viskas. Ir dabar jau, žinai, galiu kelti didesnį svorį, pavyzdžiui, kažkas tai tokio psichosomatiško, žinai, netgi pasileido, atsileido. Tai net ir tam emociniam lygmenį, žinai, mes galim pradėti nuo mažų žingsniukų, kažkam net ir svetimam kitą kartą išsakyti savo problemą, įvardinti ją, išjausti ją, suvokti. Ir paskui jau tada žmogus sako, aš jau pribrendau savo artimam žmogui irgi tą pasakyti, nes taip tai negalėjau pasakyti nei savo, nei kitam, nei tam artimiausiam žmogui. Taip, tai ir mes treniruojame tą raumenį, ar ne, kada mes tampame vis atviresni su savimi pirmiausia,
o po to pradedam tapti atviresni ir su aplinka. Tai turbūt sutiksi, Edita, tu organizuoji stovyklas, aš irgi organizuoju stovyklas. Ir kas įvyksta, kai žmonės keliauja vieni ir jie turi kolegas ir mes turim ratus, kada mes kalbamės, ar ne, apie visus šitos dalykus, apie emocijų paleidimą, ar ne. Tai jie daug atviresni būna šitose stovyklose ir tada, kai pamato, kad juos ir kitas kolega išklauso, palaiko, būna visko, būna ašarų, būna nemalonių momentų, visko būna tikrai, bet jie grįžta į namus ir jie tampa stipresni pasakyti ir savo artimam žmogui, savo aplinkai, išreikšti galbūt darbdaviui pagaliau nueiti ir pasakyti, kaip jisai jaučiasi. Tai čia tarsi tokia stovyklos ar ne, pabuvimai, tokie išvykimai, jie treniruoja, treniruoja mūsų emocijų valdymo raumenį ir mes per tai tada irgi atsistatome. Taip? Tai labai iš tikrųjų gerai turėti šitą galimybę, turėti bendruomenę ir turėti visai kitokio pobūdžio palaikymą kartais. Taip, sutiksi su manim? Taip, ir tai tikrai verta pasiplanuoti. Pavyzdžiui, aš būna išgirstu iš moterų, kad, aišku, yra daug kas priima ekspromtu tokius sprendimus, kažkur pamato, saviugdos stovykla, noriu, nenoriu, tinka, netinka savaitgalis. Bet nekartą esu girdėjusi apie tokias, kurios sako, aš visada bent vieną stovyklą per metus pasidarau, arba bent 2 stovyklas per metus, kur aš galėčiau išvažiuoti savaitgaliu, ar kažkas pasirenka stovyklas į užsienį, kur ilgesnis terminas, kad sako, aš pasiplanuoju, kad per metus būtinai 2 tokias turėčiau, nes tada kyla darbingumas, daugiau darnos šeimoje, daugiau sutarimo su pačia savim ir tada atitinkamai tas sutarimo yra ir su kitais šeimos nariais, ir su vaikais, nes labai daug dalykų jie pareina iš mūsų pačių. O žmogus, mes esam vis tiek visi egoistai ir sakom, ne, tai čia kitas žmogus daro ne taip, jisai neišneša šiukšlių tą, o iš tikrųjų, didžiąja dalim eina tas pasitenkinimas nepasitenkinimas iš mūsų pačių ir jeigu mes duodam savo laiko poilsiui, aplinkos pakeitimui, tai nebūtinai 1000 kilometrų keliauti ten į Aziją ir panašiai, kaip aš pas mane, kad čia į Tailandą skrendu. Tu gali, supranti, prie lietuviškos jūros nuvažiuoti ir tu jau turėsi, wow efektą. Tu gali ten 5 kilometrų nuo savo miesto nuvažiuoti į mišką ar ten iš viso už 20 kilometrų ir jau turėti kažkokį tai laiką savo su pasivaikščiojimu, tyla, ramybė. Žmonės labai dažnai nevertina tylos ir ramybės. Ir tai yra mano paskutinio dešimtmečio toksai topinis atradimas - mėgautis tyla ir ramybė. Ir aš mašinoje, pas mane negroja jokia muzika, pas mane yra tyla, radija yra išjungta ir netgi kai telefoną pasikeičiau ir būdavo, kad užvedi variklį ir iPhone'as automatiškai pradeda groti, tai aš iškart puoliau googlinti, kaip tą nesąmonę išjungti, nes man turi būti visiška tyla ir tada aš esu labiau savo mintise arba kai darom kažkokią praktiką, meditaciją, žmonės maišo relaksaciją, kur yra atpalaiduojanti muzika kažkokia ir juos tada jų mintis nuneša į kažkokį tai tą muzikinį kūrinį, į kažkokią erdvę, kur jie įsivaizduojasi esantis. O iš tikrųjų reikia kaip tik dėmesį telkti į save ir į savo vidų. Kaip tu telksi dėmesį į savo vidų, jeigu tave blaško? Arba, pavyzdžiui, net sporto salėje aš pasižiūriu, 95% žmonių su ausinukais klausosi muzikos. Ar podcastų, ką jie ten besiklausytų. Ir aš kaip viena keistuolė, kuri neužsikišusi ausų, kuri, ten tarp pratimų pasėdi, pamedituoja, nes man tyla yra kažkas tai tokia. Tai aš labai noriu jums palinkėti ir paraginti, atrasti žavesį tyloje ir nustoti ieškoti to tokio, smegenims, oi, kaip nejauku sėdėti tyloje ir nekalbėti. Oi, kaip nejauku renginy, čia visi renkasi ir jokia muzika negroja. Relax, eikit į save,
bendraukit su žmonėm, taip kaip jūs jaučiat, nebijokit tų pauzių, nes tai yra visiškai normalu. Gamtoj nėra natūraliai tiek daug garsų, kiek mes turime miestuose. Tikrai taip, ir aš gyvenu labai triukšmingam mieste Londone, čia tylos niekada nebūna, čia visada vyksta kažkas, bet tada, kada aš išvykstu į savo ar ne atostogas, kada aš keliauju, aš visada irgi mėgaujuosi tyla ir ypatingai stovyklų metu atradau tylos žygius. Labai geras jausmas, kada tu eini į save ir to pačiu eini tyloje. Matai aplinką, bet realiai neturi su kuo pasidalinti, ar ne tais įspūdžiais, nes visi eina šalia tavęs irgi tyli. Ir tai yra didžiulis iššūkis, nes norisi pakelti akis ir nusišypsoti ir kažką ten taip padaryti ir visai kitaip ir dar telefoną pasiimti, ne? Bet tas tylos žygis, tai jūs jį galit pasidaryti netgi iš tikrųjų mieste parke. Išeikit ir patylėkit. Su draugė galite išeiti patylėti. Bet vienintelė sąlyga pabūt tyloje. Tyloj, nekalbėt, nesidalint savo mintim. Ir kaip tu sakai, nebijokim, kodėl mums tyla nepatinka. Dėl to, kad iš karto eini į save, iš karto užpuola mintys, ar ne? Mes bijom išgirsti save ir bandom tą visų triukšmų kažkaip tą uždėti mūsų intuicijos, mūsų vidinio balsą, ar ne? Nes mums reikia, kad kažkas jį užgoštų, nes mesgi nenorim teisybės, ar ne, ką mūsų kūnas kalba, ką mūsų sąmonė kalba išgirsti, tai mes už tai tokie esam, bandom visaip kaip. Ir tam pačiam vadžyme, kaip tu sakai, nueini. Ir aš irgi matau, žmonės su ausinukais vis tiek kažką savo, ar ne, gyvenimus gyvena ten besportuodami, bet realiai pusė, kokį 50% sąmoningumo nuplaukia ir raumuo taip nesitreniruoja kaip sąmoningai įsiklausant į savo kūną ir darant būtent toms raumenų grupėms, tai vietai kūno, kai tu apie ją galvoji, dėl to su manim, kai žmonės dirba, aš sakau, pabaksnokit savo ten į pilvo sritį, pabaksnokit į krūtininę dalį. Ar jaučiat? Kai kurie net nejaučia. Ir būna toks atrodo, jaučiu, kad turi ten raumenų ir ten raumenų. Tai yra tas sąmoningas kiekvieną kartą išjautimas ir kūno, ir tai, ką kalba mūsų vidus, yra irgi labai svarbus tam, kad mes persikrautumėm ir kokybiškai pailsėtumėm. Tai aš manau, kad šiandien mes davėm labai šaunių idėjų, kaip galima labai paprastais būdais rasti to poilsio tarp to viso bėgimo, lėkimo. Viskas yra tvarkoj ir su ta mūsų jangiška būsena, kada mes veikiame, kada mes esame aktyvus, mes irgi galim jausti labai daug džiaugsmo ir malonumo toje jangiškoje būsenoje, bet in būsena, ta prasme, kada jau ten guli lovoj ir tingi net į dušą nueiti ir išvis ten visiška tokia depresyvi nuotaika gaunasi, tai yra toksai irgi ekstremalumas, in būsenos ekstremalumas. Tai mes daugiau kalbėjom šiandieną apie tai, kaip turėti balansą tą yin ir yang, kad ir šiek tiek aktyvumo, ir šiek tiek pasyvumo, ir kaip matysite, jūs turėsite daugiau gyvybinės energijos, daugiau pajautimo, suvokimo apie save ir apie mūsų supantį pasaulį, apie mūsų supančius žmonės. Manau, kad šiems metams turėsit įkvėpimo galbūt į stovyklas nuvažiuoti, ar Simo stovyklos Marokė vyksta, tai užsienis, mano stovyklos Lietuvoje vyksta, ten Kaišiadorių rajone ir Pajūrio stovykla. Galbūt jūs pasirinksit tiesiog savaitgalis ant nosies, keliausit į artimiausią mišką, pasivaikščioti, gal netgi užduotį turėsit, kad važiuojat net ir su šeima ar ten su vaikais, užduotis, viskas. Kol negrįšim į mašiną, nesikalbam. Norit kažko, kaip norit, ženklai, sukitės, bandykit interpretuoti, nekalbam. Taip, ir gali būti net žaidybinė versija labai šauni ir vedant į daugiau poilsio. Ar tu turėtum dar kažkokių apibendrinančių rekomendacijų? Na tai mano ir buvo turbūt didžiausias rekomendacijos, kad reikia planuotis, klausyti savęs, nubrėžti ribas, nebūti egoistais ir
tramdyti savo vidinį baudėją, daugiau leisti savo, kartais tiesiog, va, kaip tu sakai, leisti savo tylos žygį, gerai persikrauti, nebijoti savęs ir išdrįsti išeiti iš savo komforto zonos, tiesiog patirti naujų dalykų, naujų patirčių, pakeliauti ir va taip va persikrauti, kad vėl galėtumėt klestėti ir savo aplinkai neštumėt daugiau džiaugsmo, negu kad būtumėte užsidarę, pikti, pervargę ir tada jūsų ir aplinka tą patį spinduliuos atgal ir tai bus užsisukantis ratas. Leiskit savo, nes mes visi galim, visos galim, tiesiog mūsų pasirinkimas yra. Ar norim būti klestinčios, pilnos energijos, ar norim būti tos, kurios visada bumba, kad mes negalim sau leisti ir esam pavargę. Labai tas taiklus žodis - persikrauti. Nu, ta prasme, kaip kompiuteris pradeda strigti, mes jį perkraunam iš naujo ir jis puikiai veikia, tai ir mums reikia. Mano stovykla ir vadinasi persikrauk Marokė, dėl to, kad mums reikia persikrovimo. Tai komentaruose būtinai parašykit, kas jums surezonavo iš to, ką mes pasakėme. Galbūt jūs turite savo receptų, kuo dar galėtumėt papildyti ir mes kažkur savo erdvėse kitas moteris irgi pasakysim, va, žinokit, dar yra, kas panaudoja štai tokius metodus, kad save perkrautų, pailsėtų ir turėtų maksimalų balansą. Tai ačiū labai, Sima, tau už pokalbį. Ačiū tau irgi, Edita. Iki kitų kartų.